Va, tas vadinamas sterilizavimo biksas medicininis. Tokia dėžė neržaveikinė. Tai žodžiu, ant dugno medžių ten striuškės, pjuvenos ar kažkas tai ant ko rūkot. Į vidų dedasi toks padėklas skysčių surinkimam, kad nestovėtų ant pjuvenų riebalai. Nu ir grotelės. Tai va, ant grotelių dedam mėsą, žuvį ar kažką tai. Uždarom. Visi galvoja, kad čia uždaro kaip peklą aklinai. Nifiga. Galima uždaryti, bet neužtvoti iki galo. Aišku, čia su viena ranka, tai tik šikną gali krapštyti. Tai va. Paliekam kažkokį tarpą truputuko, kad dūmas eitų, kad garuotų ir viskas. Kuriam ugnį po apačią, kaitinam. Nu va, sudėjom žuvį. Biškį pamarinuota, padžiavinta. Nusausinta. Ką, kursim. Džiavinsim. Šildysim podą. Ir lauksim dūmo, kol pradės lysti. Ugnelė dega. Užkaito, dūmas garuoja. Jau. Nu, dangtis neužtvotas iki galo. Tarpą paliekam biškutį, kad tas dūmas eitų lauk. Kokį paskui galima pagaliuką mažą užkišti. Žodžiu. Na ir kokį pusvalanduką maždaug. Va taip vyksta procesas.